Sekmadienio futbolo lygos B divizione top kicker dubleriai 3-3 sužaidė su navigatoriais Old Boy ir kalbinam dabar rungtynių didvyrį. Galiu tai vadinti, Erikai? Taip, galima. Erikas Drost. Erikai 3 įvarčiai ar 2 įvarčiai pas tave? Na, galima skaityti 3, bet ten smūgis buvo toks, į man tą atsitrenkė ir toks... Čia būtų praėję, ne? Jo, piam, tai čia nuo mūsų priklauso. Norim pasakysim 3, norim duosim Mantui, bet kuriuo atveju tavo pirmieji įvarčiai komandoje ir šį sezoną pirmieji įvarčiai, tai kaip vertini žaidimą savo, pasirodymą, patenkintas viskuo, ne? Jo, pasirodžiau gerai treniruotė, manau, puolime. Tai pamatė, manau, mūsų vadovai. Jūs treniruojatės? Jo, treniruojamės kas antradienį, treniruojamės, taip sakant, visą laiką palaikom savo figūrą. Faktas ir aš ten ir futbolas, jo, tai būtinai treniruotis reikia, tai nuėjau, taip sakant, į puolimą, pabėgiau ir šiandien atėjau, pasakiau, kad puolime. Tai gerai, pasijaučiau kaip namie, taip sakant. Patinka puolime? Jo, aš nuo vaikystės žaidžiau puolime, bet... Tai čia nesvetimas tavo ampluo? Ne, visą laiką, tai krašte, tai ten, bet dažnai būdavo puolime. Tai jo, ten mano, kaip sakant, mano stichija. Esi primušęs 3 įvarčius per rungtynes? Jo, esu. Ne tik Lietuvoje. Supratau, nieko naujo reiškia. Jo, tikrai. Gerai, bet tie 3 įvarčiai 3-0 pirmavome ir vis tiek 3-3 baigėsi. Tai kaip manai, kas čia nutiko mums? Kodėl taip paleidom? Aš manau, pas mus kažkaip tai komunikacijos labai trūksta, labai. Tas pasikalbėjimas, antras kamuolys, ten, nežinau, pasaugojimas tas pats pasakyti. Pažiūrėk, rodo dabar, kokia komunikacija vyksta, matai, visi komunikuoja. Tai kai ateina kažkokiais tai girimukas, tai jo, tai ten komunikacija atsiranda, bet kai mes esame aikštai, tai reikia ne tik ten, taip sakant, buteliuko nealkoholinio. Tai... Jo, nealkoholinio, teisingai jo. Bet reikia aikštėje daugiau pasikalbėti komandai mums, tai va, to ir trūko. Aš manau, navigatoriai tai tikrai pasiėmė savo, taip sakant, iniciatyvą ir parodė gerą klasinį savo futbolas. Tai šiandien mes labiau praradom taškus, negu tašką gavom? Aš manau, praradom, tikrai praradom. Tai 2 taškai, tai labai dideli, taip sakant, taškai ir aš manau praradom. Galėjom tikrai pasiimti. Gerai, 3 įvarčiai yra gera pradžia. Vis tiek, taip sakant, laimi ne žaidėjas, o laimi komanda, tai čia ne mano tik 3 įvarčiai, bet visas komandas. Bet aš jau žiūriu ateitį, kaip galvoju, čia pavyks, pavyzdžiui, daugiau negu 10 įmušti šį sezoną? Įmanoma? Labai stengsimės. Labai pasistengsiu, jo. Nu gerai, svarbiausia, kad komandos draugai tave rastų. Būtinai, jeigu mane komanda matys, tai ir aš jau matysiu. Gali pats geriau žaisti? Tikrai taip. O komanda? Visada gali. Yra visada kur aukti. Puiku. Ačiū, Erikai. Nu ir ką, lauksime dabar po 3 įvarčius kiekvieną kartą. Gerai.